Sartų ežeras gimė prieš 1000 metų, sutrukinėjusiame ledyne, kuriam pradėjus tirpti milžiniška tirpsmo vandenų jėga, sukūrė aukštus dabartinio Sartų ežero šlaitus. Sartai ir yra regioninio parko šerdis. Dabartinėje Sartų regioninio parko teritorijoje ant Sartų ežero ledo šalia Dusetų miestelio jau prieš 200 metų pradėtos rengti žirgų lenktynės. Dusetiškiai lenktynės vadindavo bėgiais. Kalbiname Sartų regioninio parko vyriausiąją ekologę Daivą Norkūnienę. Sartų regioninis parkas, kaip ir sako jo pavadinimas, įkurtas Sartų ežero pagrindu, apimant dalį jo apyežerių. Būtent Sartų ežeras čia yra svarbiausias. Jis nuo seno diktuoja sąlygas čia gyvenantiems žmonėms, nuo jo priklauso gamtos vertybės ir žmonių tradicijos, kultūra. Sartų parką galima aplankyti įvairiais būdais, tiek vandens maršrutais, tiek aplankant pažintinius takus, autoturizmo trasą, taip pat dviračių trasoje. Keliaujant vandens maršrutu po Sartų ežerą galima drąsiai skirti vieną dieną vien Sartų ežero aplankymui, apsistojant čia įrengtose stovyklavietėse ir taip pat aplankant įvairius objektus šalia jo pakrančių, tai piliakalniai, senosios gyvenvietės, Dusetų miestelį apžiūrint. Taip pat Sartų ežero eina šventosios turizmo trasa, kuria praplaukia labai didelė dalis vandens turistų keliaujančių Šventosios upe, kuris yra labai ilgas maršrutas. Sartų regioniniam parke turime įrengtus 3 pažintinius takus. Vienas jų Dusetų girioje yra ilgiausias iš pažintinių takų. Jo ilgis yra 2,5 km, taigi vien jame galima užtrukti apie 2 valandas. Kitas pažintinis takas yra Jaskoniškių miške, šiek tiek trumpesnis, yra sausame pušyne, kuriame tiesiog malonu pasivaikščioti. Ir dar vienas pažintinis takas yra šalia Ilgašilio pelkės, kuria didžiuojamės kaip labai vertinga biologinės įvairovės požiūrių vieta. Labai daug tikimės iš naujai įrengtos dviračių turizmo trasos, kuri yra Antazavės šile. Šioj trasoje galima pamatyti gana daug objektų. Didelė dalis trasos vingiuoja miško keliais, kuriais tikrai labai malonu važiuoti su dviračiu. Biologinės įvairovės požiūriu išskirtume Dusetų girią. Čia vyrauja plačialapių mišrūs miškai, kuriuose biologinė įvairovė labai didelė, peri daug retų paukščių rūšių, plėšriųjų paukščių rūšių, kaip jūrinis erelis, mažasis erelis, rėksnys, vapsvaėdžiai, taip pat žvirblinės pelėdos, retos genių rūšys, baltnugaris genys, tripirštis genys. Labai įvairi čia kerpių gausa, kurių, ko gero, 5/5 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų kerpių galima čia aptikti. Esame šalia Bobriškio sentikių cerkvės. Jos istorija yra labai įdomi, dramatiška, kaip ir tų pačių sentikių istorija. Sentikiai į Lietuvą masiškai pradėjo migruoti 18 amžiaus pradžioj, kadangi Rusijoje jie buvo persekiojami.
Tai pirmoji cerkvė buvo pastatyta 1710 metais Rokiškio rajone, čia netoliese. Ir taip pat buvo statoma ir daugiau cerkvių, bet po šimtmečio jau XIX amžiaus pradžioje, valdant carui Nikolajam I, santykiai ir Lietuvoje buvo pradėti persekioti, dauguma cerkvių buvo nugriautos, o ta pirmoji cerkvė buvo atkelta čia į Bobriškį, perstatyta. Ir kadangi čia labai nuošali vieta, iš visų pusių praktiškai supama vandens, yra vienas tik siauras privažiavimas prie šios cerkvės, ir taip ir išliko ir ilgą laiką buvo kaip santykių, sakykime, išlikimo centras Lietuvoje. Esame prie Bradesių ąžuolo, tai gamtos paminklas. Gamtos paminklų Lietuvoje yra 28 šiuo metu, jų sąrašas žinoma šiek tiek keičiasi, bet gamtos paminklo statusas suteikiamas tik patiems įspūdingiausiam medžiams, patiems storiausiams ar aukščiausiams. Šio Bradesių ąžuolo storis yra beveik 2 metrai, apimtis virš 6 metrų. Jis dar vadinamas Stelmužės ąžuolio broliu, kadangi Stelmužės ąžuolas yra netoliese. Ir Bradesių ąžuolas yra vienas iš objektų einančių į dviračių trasą. Esame šalia Marimonto, tai buvęs vandens malūnas, dabar tik jo liekanos. Anksčiau tai priklausė Antazavės dvarui, beje, čia buvo ne tik malūnas, čia veikė ir lentpjūvė, Vilnos karšykla, taip pat vėlė milus. Marimontas dabar įeina į Antazavės Šilu einančią dviračių trasą, čia yra įrengta atokvėpio vieta. Ir dar, jeigu trumpai apie dviračių trasą, tai jos ilgis yra 13 km, tai nėra ilga trasa. Šitas maršrutas skirtas tikrai pažinti norinčiam keliautojui, kadangi yra daug pažintinių objektų, tai net 2 piliakalniai, minėtas Bradesių ąžuolas, Antazavės visas kompleksas, tai yra ir dvaro rūmai, ir Antazavės bažnyčia su labai įspūdingais vartais ir varpinė. Žodžiu, šitą maršrutą labai siūlome tokiem ramiem keliautojam, kurie nori pažinti Lietuvą ir ją pasigrožėti. Įrengiant stovyklavietės mes visada planuojame jas įrengti ten, kur lankytojai padarytų kuo mažiau žalos, tai būtent saugomų gamtinių vertybių atžvilgių, kad nebūtų jos arti saugomų augalų rūšių ar kažkokių saugomų paukščių rūšių, kadangi daugeliu gyvūnų rūšių būtent trikdymas yra viena iš rimtų priežasčių, kodėl, jų mažėja. O paprastas elementarus kelių žmonių praėjimas per saugomų augalų augavietę gali lemti netgi jų išnykimą arba dėl nežinojimo, žmogus gali nuskinti vieną ar kitą augalą. Tai būtent mūsų parengtos vietos stovyklavietėms ir yra tinkamiausios vietos, kur žmogus gali tiek pailsėti, tiek nepadaryti žalos aplinkai. Jeigu kiekvienas stovyklautų ten, kur užsimano, gamtai padaroma žala būtų tikrai didelė. Lankytojai tie, kurie nori elgtis gamtoj taip, kad nepakenkti jai, tai pirmiausia turėtų
žinoti, kur galima stovyklauti, poilsiauti, kur ne. Šitą informaciją galima gauti Sartų regioniniam parke, turint lankstinuką ar tinklapį susirasti. Yra pažymėtos visos stovyklavietės, atokvėpio vietos, kur galima kurti laužus, kur galima apsistoti nakvynės.